Yra šiandien tokia kitokia tema, sakyčiau, svarbi tema. Būtent 18-mečių bachūram, kurie 11-12 klasių baiginėja. Kodėl? Todėl, nes dauguma dabar tokių bachūriukų jau dabar žino, į kokį jie batalioną varys ir žino, kad jie varys į kariuomenę. O dar didžioji dauguma net nežino, ko jie nori, nežino, ką jie veiks. Tai va, manau, labai svarbi tema, nes pats buvau tokioje vietoje ir nebuvo tokių žmonių, kurie patartų, kurie pasakytų, kurie paaiškintų, kurie daugiau tokios žinios, tokios paskleistų, ko tikėtis būtent iš pačios kariuomenės. Aš manau, čia yra tikrai daug kam aktualu, nes aš asmeniškai, aš savo atveju, aš nuėjau į kariuomenę žinodamas, kad nevarysiu studijuoti ir mane 100% pašauks, tikėjau. Norėjau sunkumų, norėjau save išbandyti, buvau prisižiūrėjęs Goginso. Norėjau kitokio gyvenimo, norėjau išbandymų. Norėjau tiesiog pažiūrėti, kas bus. Tipo, kas blogiausia gali atsitikti per 9 mėnesius? Nu, nieko, šiaip tais. Net ir dabar pažiūrėjus atgal, kaip ir nieko blogo. Bet aš nuėjau visiškai aklai. Pilnai aklai, nieko nežinodamas apie kariuomenę. Niekas man nieko nesakė apie tai. Niekas nesakė, kas bus, ko tikėtis, kas ten tokio. Aš tik žinau, kad einu kariuomenę. Tai net nebuvo taip, kad pasižiūri ir tipo išsirinki kai darbą, išsirinki, nueini tą darbą pokalbį, pasidomi visko, ko tau reikia, ir tu jau maždaug žinai, ko tikėtis atėjęs ten. Į kariuomenę šeidamas taip nebuvo visiškai. Aš visiškai nežinau, ko tikėtis. Ir tiesiog nuėjau visiškai aklai. Kas bus, tas bus. Nebuvo, kad pasigilėjau. Buvo tikrai gražių pliusų, gražių minusų, bet tiesiog norėčiau paskleisti tokių daugiau žinojimo didesnio, ko tikėtis iš ten, kas ten tokio. Nes šiaip nežinau, aš pats neieškojau, bet manau, gan mažai tokios informacijos. Čia šita visa informacija, kurią dabar duosiu, tai yra tik tai mano nuomonė, mano perspektyva, ką aš mačiau ir mano asmeniniai išgyvenimai. Dalinuosi jais su tavimi. Visų pirma, pradėsim nuo pavirštinio tokio lygio. Pavirštiniam lygiai tikrai daug pliusų slypi. Visų pirma, išmoksi tvarkos, išmoksi disciplinos, tokie paprastesni dalykai. Suprasi, kad nėra mamos, kuri padarys už tave viską. Taip nebus. Suprasi, kad ne viską gali rinktis. Pradėsi vertinti labiau paprastesnius dalykus. Pradėsi vertinti tai, kad kiek daug iš tikrųjų privilegijų turi civiliniam gyvenime. Kokia yra privilegija galėti nusipraust, kada nori. Kokia yra privilegija galėti pavalgyti, kada nori ir turėti, ką nori. Kokia yra privilegija turėti stogą virš galvos. Kokia yra privilegija tiesiog matyti su žmonėm. Ir kai civilis, tu neturi jokių įsipareigojimų, tu neturi jokių grandinių, nieko nepriklausai. Labai daug yra privilegijų. Ir tu pradedi vertinti tokius mažus, menkus dalykus, kurie tau atrodo, va dabar kasdieniam gyvenime tu jos turi. Ir dėl to jie neturi tokios vertės, nes tu jas kiekvieną dieną turi. Ir net sunku įsivaizduoti gyvenimą be jų. Kaip jisai galėtų atrodyti, tai atrodo lyg ir neįmanoma. Pradėsi tokius vertinti dalykus. Pradėsi mažiau rūpintis tais dalykais, kurie tau anksčiau atrodė tokie gan svarbus, tokie menkniekiai, tau atrodo jie svarbus, tu jais permastydavai. Ir jie tau daug problemų pridarydavo. Paskui po kariuomenės tu suprasi, kad pačiai net kariuomenė, daug žmonių tiesiog suprato, kad mažiau reikia tiesiog rūpintis tokiais menkniekiais. Yra svarbesni dalykai, svarbesniais dalykais reikia rūpintis. O tie menkniekiai, jie praras vertę, praras galę, jie taps nesvarbus. Tokie pavirštiniški dalykai ant viršaus. Taip, išmoksi ginklą valdyti, išmoksi išardyti, sudėti, daug kitų ginklų išmoksi. Išmoksi pavirštiniškos tokios medicinos, išgyvenimo sugebėjimų. Daug tokių paprastų dalykų išmoksi.
Bet čia paviršutiniam lygiui. Labiau aš norėčiau pakalbėti apie tą gilesnį lygį. Ko iš ten gausi. Tai yra gilesnių tokių psichologiškų dalykų. O čia va jau prasideda ir pliusai, ir minusai. Nes nėra nieko nemokamo. Būtų per daug gerai, jeigu vien tik pliusai būtų. Bet taip nėra. Visi šitie pliusai, minusai, tai yra tik tai mano nuomonė, tai yra tik iš mano perspektyvos. Ir ne faktas, kad tau tai bus, kaip man buvo, bet aš tiesiog noriu jais pasidalinti su tavimi. Tai pradėsim nuo pliusų, nes visiems labiau patinka tokia gražioji pusė, ne? Tu išmoksi labiau kalbėti, tapsi labiau socialus, lengviau susikalbėsi su žmonėm. Bet, čia yra didelis bet, jisai turi didelį minusą, bet prie minusą prieisim vėliau. Pliusas, jeigu tu jau esi nelabai socialus, gan introvertas, sunkiai kalbi, tu būsi priverstas išmokti susikalbėti. Išmoksi naują sugebėjimą, subendrausi naujai žmonėm. Čia yra pliusas būtent introvertam, labai specifiškai. Paskui perėsim prie minusų, nes šitas tas pats dalykas, jisai turi ir minusų. Pliusas didelis, kurį irgi labai išmokau, aš jį išmokau tik pačiam gale šaukimo. Nesuprasdamas, kad visą šaukimą dariau tą pačią klaidą, dažnai būdavo, kad ir tas išmoksi to komandinio darbo. Komandinio darbo ir tas jisai gilesnių dalykų, gilesnių lygių eina, tas išmokimas komandinio darbo. Turėjau suprasti, kad mano motyvacijos, mano moralės praradimas, ir jeigu tu jį parodai bent kiek kitiems savo būrio draugams, tai nėra, kad tik tai tavo motyvacija. Tavo motyvacija yra viso būrio motyvacija. Jeigu tu prarandi motyvaciją, jeigu tu jau atsisakai, tu atgriūni, pamatys kitas, kad jisai irgi gali atgriūti ir parodyti silpnumą. Ir atgriūs ir antras, atgriūs trečias, atgriūs ketvirtas ir taip iki paskutinio. Tu būsi našta, bus sunkiau kitiems tiesiog. Šitas dalykas. Išmoksi, kad tu, nesvarbu, kad ir esi nemotyvuotas, ant kiek nenori daryti, ant kiek jau tu moralę praradęs, ant kiek tu yra sunku, bet tu bent jau dėl kitų turėtum pasistengti, būti biški bent kiek apsimes motyvuotas, tik dėl kitų. Nes jeigu parodys, sakau, silpnumą, jiem bus sunkiau, jeigu jiem bus sunkiau, tau irgi asmeniškai bus sunkiau. Tai kariuomenė šitą labai išmokė mane. Geras dalykas. Geras dalykas tikrai. Didelis pliusas toksai, kad tu mažiau praleisi laiko telefone. Tai yra pliusas, nes tavo tiesiog smegenys jos pailsės nuo viso šito brūdo, kur kasdieniam gyvenime sustinki, gyveni su tuo, girdi, matai kiekvieną dieną. Pats savo nesąmonės kemšį smegenis, tu jas vis distraktini, vis jų nukreipi tu tą dėmesį, tų smegenų nuo mąstymo kažko gilesnio, kad gimtų kažkas gražesnio. Ir dėl to tu ir depresuotas, nes tu nežinai, ko tu nori. O nežinai, ko tu nori, nes tu visą laiką tam telefonui. Tai vat tas pašalinimas šito dalyko, jisai suteikia tokį gilų pliusą duoda, tu gauni galimybę pabūti va čia va daugiau. Pabūti realiame gyvenime, tiesiog pasižiūrėk, kaip gražu va miške. Nuostabu. Daugiau praleisi laiko va čia ir nebus taip, kad tu ten dažnai būsi tose miškuose. Bet jie tikrai turės vertės va čia. Nes kai tu būni tose miškuose, kai tu būni tam diskomforto zonai, kai tau sunku iš tiesų, tada pasireiškia tavo silpnybės, pasireiškia tavo visi savęs nepasitikėjimai, visos piktos, blogos, geros, stiprios savybės, viskas išryškėja. Tu tada jau pradedi skirti, kas yra svarbu, kas ne. Labiau mąstyti. Ant kitų irgi tai pastebi. Ir kitose net būna pastebi, gal jie tau primins tavo draugų savybės. Gal jie tau primins net pačio savęs savybės, nes kartais ne visą laiką yra paprasta pamatyti ant savęs. Kartais paprasčiau yra pamatyti ant kito. Tokie pagrindiniai pliusai, bet mano atveju buvo kaip ir daugiau minusų. Mano atveju buvo taip. Tas
dalykas, kur kalbėjau apie tai, kad tu tapsi labiau socialesnis. Taip, tai yra pliusas, tu išmoks kalbėti. Bet kitu atveju, jeigu tu ir taip jau esi socialus, tau kariuomenė šitą kaip tik pagadins, man jį pagadino šitą dalyką. Vien tik dėl to, kad tu visą laiką į tos nepažįstamus, į tos vadus, tu turėjos leiskit kreiptis, jūs, ir tu paskui civiliniam gyvenime tu sunkiai sugebi kalbėti su paprastai žmonėm. Nes tu tiesiog pergalvoji, tu nežinai, ką sakyti jūs, nežinai, kaip kreiptis čia. Wow, pasimetęs. Man bent jau taip asmeniškai buvo, man sunkiau buvo kalbėti, jie kaip tik mano tą socialų sugebėjimą, kalbėti paprastai. Aš jį turėjau išmokti, man buvo sunku. Ir kariuomenė man šitą dar pagadino. Bet paskui atsistato. Pabiški atsistatinėjo. Dar kitas toks didelis minusas, tai man kariuomenė paskatino pasyvų agresyvumą. Pasyvus agresyvumas. Ką aš turiu omeny? Paprasčiausias pavyzdys būtų, grįždavau vakarais, savaitgalį, paleisdavo mane namo ir tiesiog darydavo savo maistą vakarienę. Ir mama pasilgus manęs ateidavo, klausinėdavo, kaip sekės, ką veikėt, kas buvo, papasakok kažką įdomaus. Ir tas tiesiog po biškį vis atsakai, vėl paklausė, vėl atsakai ir po biškį kyla tas agresyvumas ir tu tiesiog pradedi su ją garsiai, piktai, negatyviai kalbėti. Va tai va, agresyviai kalbėti pradedi. Kodėl tai buvo? Tai buvo tik dėl to, kad tokia aplinka, tokioje aplinkoje gyvendamas, kur ant tavęs pastoviai rėkia ir tave pastoviai duchina, ir tave pastoviai siunčia nahu. Tokioje nepažįstamoje aplinkoje, tokioje agresyvioje aplinkoje, tu natūralu, kad prie jos pristaikysi, net nejausdamas pasikeisi ir tapsi natūraliai pasyviai agresyvus. Aš prieš kariuomenę nebuvau agresyvus, po kariuomenės tik tai. Kariuomenės metu man šitas svystė, dabar pabiškiai įtvarkas šitas dalykas. Sunkiai, bet tvarkaus. Pasyvus agresyvumas, taip. Jis irgi labai priklauso nuo to, kad kur pakliūsi, į kokį batalioną, į kokią kuopą, į kokį būrį ir į kokį skyrių. Svarbiausia, sakyčiau, į kokį būrį pateksi. Nes kokie vadai tavo būryje, tu su jais daugiausiai ir praleisi laiko ir kaip jie tau pateiks kariuomenę, tu ją taip ir matysi, tu tokias vertybės ir gausi. Labai priklauso nuo jų. Čia jau ne tavo pasirinkimas, čia jau kaip bus, tai bus. Bet mano nuomonė yra toksai, kad dalykas, kad jeigu taip atsitiko, taip ir turėjo atsitikti, tai čia nesvarbu, ar tu pateksi į gerą, ar į blogą būrį, ar ten nei toks. Ir ar tu gausi daugiau minusų, ar daugiau pliusų. Jeigu taip atsitiko, taip ir turėjo atsitikti. Čia yra labai svarbu, nes tu negali šitą pakeisti, aš negalėjau rinktis, kur aš pakliūsiu. Galėjau rinktis batalioną, faktas, galėjau. Bet tiesiog, aš jau aklai, aš nežinau nieko. Tu negalėtum, iš tikrųjų, tu irgi nelabai gali žinoti, kur tu pateksi, pas ką tu pateksi ir kokie žmonės. Dėl to čia visiškai nesėkmės jau yra. Ir vienas sunkiausių dalykų kariuomenėje man būdavo, kad tu visą laiką minioji. Tu visą laiką ne vienas, tu negali būti vienas. Aš buvau anksčiau pratęs būti vienas savo mintyse. O taip kariuomenėje tave visą laiką supa žmonės ir tu nuo šito pavargsti, šitas nuovargis. Vien dėl to, kad nuo to buvimo minioje. Dar vienas iš minusų buvo, kad nepasiėmiau, bet kariuomenė geriau jinai nori girdėti, ką jinai nori girdėti. O ne tiesą. O mano gyvenimo motyvas yra sakyti tiesą, sakyti tai, ko tu tiki, nesvarbu, tau tai pakenks ar tau tai padės. Būk savim, o kariuomenė man parodė, kad tas buvimas savim, visą laiką tas sakymas tiesos, dažnai tau pridarys bėdos. Dažnai negausi to, ko tu nori. Šita savybė, kurią mane tėvas išmokė, kad nemeluot. Kariuomenė iš mane šitą neišmušė, bet mačiau atveju, kai jinai bandė šitą skatinti. Gerai, minusai, pliusai išvardinti. Paviršutiniški, tokie gilesni. Taip, ten yra naudos, ten yra ir žalos. Apibendrinus, čia man kariuomenė asmeniškai buvo dalykas, toksai puikus stoicizmo išbandymas. Stoicizmas yra filosofija,
filosofija, kuri skatina, kad tu negali kontroliuoti nei kitų veiksmų, nei kitų nuomonės, tu beveik nieko negali kontroliuoti, gali tik savo veiksmus ir savo nuomonę, savo mintis ir tai net ne visada. Tai fokusuokis ant to mažo dalyko, ką tu iš tikrųjų gali kontroliuoti. Tai dažniausiai savo emocinę būseną gali kontroliuoti. Neleisti emocijom perimti ir perimti tavo kontrolės ir kad tavo emocijos už tave darytų tavo veiksmus. Ir kiekvienas žmogus, tu suprasi, kad iš tų skirtingų vietų, iš kiekvieno skirtingo miesto Lietuvos, su kiekvienais skirtingais potyriais, kiekviena skirtingai išgyventa sekundė, jie yra skirtingi, skirtingos charakteristikos. Ir mane kiekvienas žmogus tenais skirtingai būdavo erzindavo. Kiekviena jų skirtinga savybė būdavo mane pykdydavo, būdavo mane erzindavo. Kiekvienas skirtingai patemdavo tas stygas. Tai buvo pats geriausias išbandymas mano savikontrolės, mano stoicizmo filosofijos, kurią aš mokinausi, kurią aš gyvenu, yra mano gyvenimo pagrindas, mano ta filosofija, kurią aš tikiu ir kuri padaro mane, koks aš esu. Tai buvo vienas iš geriausių stoicizmo išbandymų. Nes stoicizmas yra filosofija, kuri yra nesulaužoma kaip geležis. Dėl to, kad išbandyti, kas yra nesulaužoma, turi būti atitinkamas tam testas. Ir tai buvo labai sunkus testas ir tikrai turėjo į savos naudos, bet turėjo žalos. Apibendrinant, dabar tu galvoji, ar tau apsimoka eiti, ar tau neeiti, ką daryti, ne? Labai dabar turiu stiprią nuomonę, ar tau eiti ar neeiti, ką tau daryti. Žiūrėk, jeigu tu taip jau buvai kaip aš, tai yra, aš jau 11-12 klasė, aš jau turėjau tikslą, stiprų tikslą. Aš jau dariau tam tikrus veiksmus, kas siekto tikslo. Turėjau stiprią nuomonę, aš pats tobulėjau, aš pats mokinausi. Aš jau buvau kaip ir pakeliui link buvimo tikrų žmogum, gerų žmogum. Taip, tokiu atveju, jeigu tu jau žinai, ko tu nori ir tu jau užsiimi, taip, tau nelabai ten yra naudos, bet gali varyti kariuomenę, jeigu tu tiesiog jau nori biškį kitokio išbandymo. Gali varyti, nieko blogo nėra. Blogiausiu atveju 9 mėnesius prarasi. Per tos 9 mėnesius iš tikrųjų daug patirsi. Kitu atveju, jeigu tu nežinai, kas tu esi, tu neturi asmenybės, tu nežinai, ko tu nori būti, nežinai, ko tu nori siekti, nežinai, ką tu nori daryti, nežinai, kaip tu nori daryti. Tu labai pasimetęs esi, tada tau reikia į kariuomenę. Kariuomenė tau biškį apšlifuos tavo smegenis. Suteiks, jie tau pastatys asmenybę. Padės tau labiau suprasti, tu pats tiesiog suprasi, ko tu labiau nori. Faktas, iš kariuomenės irgi labai svarbus dalykas, jeigu nori naudos iš jos, šiaip turi pasimti ją pats, nes tau iš tikrųjų ten neįbrauksios. Kažkiek gali jos įbrūkti, bet jeigu nori iš tikrųjų naudos, turi pats ją pasimti. Jeigu tu nežinai, ko tu nori, nežinai, kas tu esi, varyk kariuomenę, tu suprasi daugiau apie save, gal suprasi, ko tu nori, daugiau išmoksi, asmenybė bus stipresnė ir būk sąžiningas su savim. Jeigu tu nežinai, ko tu iš tikrųjų nori ir tiesiog varai kažkokias šūdinas studijas tik dėl to, kad tavęs nekviestų, klausimas, ar tu tos 9 mėnesius nenusivažiuosi, ar tu tos 9 mėnesius panaudosi naudingai? Garantuoju, kad ne. Garantuoju, kad ne, nes mačiau daug pavyzdžių net ir ant savo draugų. Tai mano patarimas, jeigu tu nežinai, ko nori, varyk ten. Prarasi 9 mėnesius blogiausiu atveju, bet iš tikrųjų gausi daug gilesnių, vertingesnių dalykų. Daugiau negu tu pats gali dabar įsivaizduoti. Bet jeigu tu jau žinai, ko tu nori ir tu tai to sieki, čia dabar tik tai tavo pasirinkimas, ar tu nori ar ne. Tikiuosi šitie mano žodžiai tau pravers, tikrai padės. Ir tiesiog bandyk